Sveiki, mėlyjeji! Šis video apie Merkurijų, nes rugpjūčio 23 dieną iki rugsėjo 15 dienos jis bus retrogradinis. Ir kągi tai reiškia mums, ką tai gali atnešti mums, būtent apie tai yra šis video. Visų pirma, išsiaiškinkime, kasgi yra tas Merkurijus ir ką jis mums duoda. Merkurijus tai apie tai, kaip mes komunikuojame ir kaip mes mąstome. Merkurijus simbolizuoja kalbą, rašybą, prekybą, bendravimą, tokį tikslinį mąstymą. Tai yra mažiausia ir pati greičiausia iš visų planetų. Todėl tai mums duoda sugebėjimą greitai priimti informaciją, ją apdoroti, greitai adaptuotis prie naujų žmonių ir naujų aplinkybių. Na, tiesiog suteikia tokį lengvumo. Greitą reakciją, prisitaikymą prie besikeičiančių aplinkybių. Jo prigimtis yra tokia paviršutiniška, jis nemėgsta labai gilintis į kažką, bet mėgsta visko daug žinoti, daug domėtis, daug skaityti apie viską po truputėlį. Duoda nepastovumą, dvilypiškumą, gali duoti dažnus ryšių pasikeitimus. Taigi šiandien draugauju su vienu, rytoj su kitu ir man viskas tai patinka. Tai yra Merkurijus. Jis duoda tokį jaunatvišką elgesį, jaunatvišką netgi išvaizdą, jeigu jūs turite Merkurijų savo pirmame būste. Jo diena, Merkurijus diena yra trečiadienis, jo spalva yra žalia, o kryptis šiaurė. Todėl labai rekomenduoju, dabar tėveliai sukluskite, ypač kai jūs kažką studijuojate, mokinatės naujų dalykų, įsitikinkite, kad jūs ir jūsų vaikai žiūri į šiaurę. Tada informacija daug lengviau įeis ir įsisavins. Na ir kadangi trečiadienis yra Merkurijus diena, o Merkurijus tai viskas apie prekybą, komunikaciją, tai be abejonės skaičiuoti pinigus, įvesti apskaitą irgi palanku būtent trečiadieniais. Merkurijus atsako už tokias profesijas kaip mokytojai, rašytojai, kurjeriai, oratoriai, verslininkai be abejonės, mokslininkai, astrologai, finansų analitikai ir žurnalistai be abejonės niekur nei žingsnio nepadarys be stipraus Merkurijus. Taip pat tai yra buhalterių, dėstytojų, matematikų, pardavėjų ir viešųjų ryšių specialistų planeta. Kad turėtum gerą tokį harmoningą Merkurijų, jam labai svarbu gyvenime turėti tikslą ir jo siekti. Dabar yra Merkurijus liūte ir jis, kai jis retrogradinio, jis ganėtinai jau pasistumėjęs liūto ženklė, todėl jis neišeis iš liūto ženklo, jis ten pat liks per savo retrogradinę kelionę. Bet ką tai reiškia Merkurijus liūte? Tai taip pat galioja ir tiems, kurie turi savo horoskope Merkurijų liūtę. Taigi tokie žmonės arba tokia padėtis Merkurijus skatina mėgti, viešai kalbėti ir turėti talentą tiems dalykams, vesti prezentacijas, seminarus, būti viešumoje, būti publikoje, būti scenoje. Tai yra Merkurijus liūtė. Tokie žmonės ne tik mėgsta kalbėti, bet tokius žmonės mėgsta ir kiti žmonės klausyti. Merkurijus liūtė turi daug kūrybingų talentų, jam yra svarbu užsiimti savirealizaciją, kūrybą ir be abejonės svarbu būti viešumoje. Žiūrėjom. Kaip ir minėjau, Merkurijus yra retrogradinis 3-4 kartus per metus. Ir kai planeta yra retrogradinė, tai reiškia, kad visata mums duoda antrą šansą. Įsivaizduokite, kad tikrai kartais gyvenime mes, susimaunam arba kažką padarom ne taip, kaip iš tikrųjų norėtume ir galvojame, kaip aš norėčiau gauti tą antrą šansą. Ir vat būtent tokiais laikotarpiais, retrogradiniais laikotarpiais mes visi gaunam tą antrąjį šansą. Tai yra nuostabus iš tikrųjų laikotarpis pataisyti tai, kad anksčiau mes galbūt nepadarėm taip, kaip norėjom.
Taigi, antras šansas kažką tai permastyti, perdaryti, pabaigti kažką, ką seniau pradėjom, bet taip ir nedėjo rankos pabaigti tai daryti. Tai būtent Merkurijus retrogradiniu laikotarpiu, rekomendacijos čia būtų visiems, tai yra puikus metas pabaigti, pavyzdžiui, skaityti knygą, pabaigti kursą arba seminarą, kažkokius mokslus, galbūt perdaryti sutartį, patikslinti savo gyvenimo tikslus, suvesti, ką jūs jau siekite, ko pasiekėt ir ko dar reikia pasiekti. Puikus metas, jeigu jau seniai stovėjo jūsų mašina arba kažkoks tai prietaisas be priežiūros, jūs žinojate, kad reikia jį pataisyti, tai būtent dabar per šį laikotarpį tai puikus metas tai ir padaryti. Jums gali puikiai sektis kažką tai parduoti, ypač kažką tai didelio arba tai, ką jau seniai pardavinėt, bet niekaip nesisekė. Ir tam puikus laikotarpis būtent ir todėl, kad ir Venera pas mus retrogradinė ir tai tikrai skatina. Tai jūs galite, galbūt seniai jau pardavinėjate mašiną arba būstą ir pagaliau ateis tas laikotarpis, kai atsiras jūsų pirkėjas. O tikrai ko nerekomenduočiau šituo laikotarpiu, tai būtent pradėti kažką iš naujo, naujus mokslus, kažką pirkti, ypač jeigu tai yra brangus pirkinys. Tiesiog po šito laikotarpio gali būti taip, kad jūs nebenorėsite šio pirkinio, arba jis neilgai tarnaus, arba kažkas bus netikslinga. Tai būtent jeigu reikia kažką pirkti, būtinai pasiimkite čekį su savim, turėkite garantinį taloną, kad reikalui atėjus jūs galėtumėte jį atiduoti arba priduoti. Taip pat nerekomenduotina yra keliauti šiuo laikotarpiu. Žinau, kad tikrai nesustabdysim savo gyvenimą, bet tiesiog, kai jau perkate bilietus, įsitikinkite, kad tai yra būtent ta data, būtent tas mėnuo, kada jūs užsakote bilietus, kada jūs rezervuojate viešbutį, kad jūs teisingai įvedite savo duomenis. Taip pat nerekomenduotina sudaryti sutarčių. Čia irgi reikia kiekvieną raidę, kiekvieną skaičiuką tikrinti. Nes kas atsitinka, kai Merkurijus yra retrogradinės? Kaip minėjau, jis yra atsakingas už mūsų mąstymą, už mūsų intelektualius sugebėjimus. Mes tiesiog, mūsų intelektualų sugebėjimai tiesiog sulėtėja, mąstome lėčiau, galbūt negalime apdoroti tiek pat daug informacijos, kiek norėtume arba galėtume įprastų laikotarpių. Todėl būtina viską tikrinti ir pertikrinti. Be abejonės sulėtėja ir komunikacija, nes Merkurijus atsakingas už kalbą, todėl gali būti taip, kad mes nesuprasim, ką kiti norėjo pasakyti ir kiti nesupras, ką mes turėjome omeny, kalbėdami vieną arba kitą. Todėl gali būti miskomunikacija šito laikotarpiu, stenkitės viską aiškiai aiškinti, aiškiai kalbėti, galbūt dar raštu patvirtinti, jeigu jūs sutarite apie vienus arba kitus dalykus. Tai yra labai svarbu retrogradinio Merkurijos laikotarpiu. Kas gali labiau pajausti tokius iššūkius, jeigu mes kalbam apie žmonės, tai be abejonės tai yra, gali pajausti kurjeriai, kuriems reikia nepristatyti siuntas, nes Merkurijus, tai būtent jų yra toks kaip ir simbolis, gali sumaišyti siuntas, gali galbūt nelaiku pristatyti, tai gali būti verslininkai, kuriems reikia tarti, susitarti, komunikacijos specialistai ir visi tie, kurie būtent susiję su prekyba, su pardavimais, su komunikacija ir su judėjimu. O dabar norėčiau pristatyti prognozę kiekvienam zodiako ženklui. Noriu perspėti, kad aš kalbu ir prognozuoju pagal Vedų astrologiją ir būtent pagal Vedų astrologijos ascendentus. Todėl, tam, kad jūs sužinotumėte būtent savo ascendentą pagal Vedų astrologiją, apačioje aš įdėsiu nuorodą į programėlę, kurioje jūs galėsite įvesti savo gimimo duomenis, gimimo datą,
laiką ir vietą, kur jūs gimėte, ir programėlė jums parodys, koks būtent yra jūsų ascendentas. Pagal jūsų ascendentą prašau ir orientuokitės ir klausykite būtent to zodiako ženklą, kuri programėlė jums ir parodė. Taigi nuoroda bus apačioje. Ir pradedam nuo Avino. Merkurijus liūtė pas Avinus bus 5. būste. Tai gali duoti šansą susijusi su mokslais arba kursais, seminarais. Tai yra, tikrai pagalvokite, galbūt jums ateis vėl noras ir galimybė arba perstoti vėl į tuos pačius mokslus, kur jūs anksčiau norėjote, bet nepavyko, galbūt užbaigti tą seminarą arba tą kursą, kurį dėl kažkokių tai priežasčių jūs negalėjote užbaigti. 5. būstas tai irgi yra apie kūrybą, apie savyraišką, apie mėgstamus hobius. Gali būti taip, kad jūs vėl pradėsite užsiimti hobį, kurį jau pamiršote seniai, atnaujinsit savo mėgstamą užsiėmimą, galbūt vėl atnaujinsite metų pradžioje duotus savo pažadus vėl sportuoti. Rugsėjis, mokslo metų pradžia, puikiai proga vėl pradėti sportuoti, vėl užsiimti savo sveikatą arba mėgstamų hobių, kuris gali būti susijęs ir su kūryba. Galbūt jūs rašote blogą arba rašote knygą ir vėl prisėsite prie šio užsiėmimo. 5. būstas yra irgi ir apie vaikus. Tai reiškia, kad vėl ganėtinai natūralu atėjus rugsėjui, ypač mamos ar tėčiai, kurie turi tokio mokyklinio amžiaus vaikus, jie vėl pradės aktyviai užsiimti vaikų klausimais, vesti į darželius, vesti į mokyklas, galbūt vėl rinkti būrelius ir vėl aktyviai dalyvauti, užsiimti su vaikais. Tai taip pat, kaip minėjau, kūrybinga sritis, galbūt jūs vėl pradėsite būti scenoje, būti viešumoje, vesti prezentacijas. Avinams tai puikus metas vėl prisiminti šitos visus dalykus. Jaučiai, jūsų mėnulės liūtė yra 4. būste. Visų pirma, 4. būstas tai yra mamos būstas, todėl gali vėl iškilti į paviršių klausimai susiję su mama. Galbūt jūs važiuosite pas mamą, važiuosite į tuos namus, kur gimėte, galbūt turėsite bendrų reikalų, rūpinsitės mama. 4. būstas tai irgi yra apie rūpestį savimi ir rūpestį kitais. Ateina metas, kai vėl reikia pagalvoti apie save, apie savo vidinę laimės būseną, apie savo komforto būseną. Tai puikus metas permastyti, kas jums yra laimė, kas jums yra vidinis balansas, vidinis komfortas. 4. būstas tai vėlgi yra ir nekilnojamo turto būstas, todėl gali būti, kad vėl iškils tie klausimai susiję su būstu, galbūt tai atsinaujins pardavimas jūsų būsto, o galbūt jūs sugalvosite jį perdažyti, pertvarkyti, kažkaip kitaip pagražinti savo būstą. Dvyniai. Jūsų Merkurijus liūtė bus retrogradinis 3. būste. 3. būstas tai yra viskas, kas susijęs su komunikacija. Todėl jums palanku bus galbūt kažkaip iš naujo parašyti kažkokį postą, kurį jūs rašėte anksčiau. Galbūt vėl parašyti savo draugui arba draugiai, vėl sukomunikuoti galbūt su verslo partneriais. Taip pat palanku vėl nukeliauti į tam tikrą vietą. Tai yra apie trumpas kelionės būstas.
Bus palanku vėl susitikti ir bendrauti su giminėmis, seserimis, broliais, ypač jeigu turite jaunesnius brolius ar seseris. Trečias būstas tai yra irgi ir apie transportą. Todėl, jeigu jūs pardavinėjate mašiną, bus labai palanku tai padaryti, o galbūt jums vėl suges mašina ir vėl reikės nukreipti savo dėmesį, savo mąstyseną į transporto priemonių problemų sprendimą. Taip pat tai yra būstas susijęs su tuom, ką mes darome savo rankomis. Todėl, jeigu jūs seniai galvojate, kad kažką reikėtų perdaryti, perdažyti, peršlifuoti ir panašiai, kažką padaryti savo rankomis, tai puikus metas tam. Be abejonės, tai šitas būstas yra susijęs ir su kaimynai. Tai galbūt jūs vėl kažkokiu tai klausimu turėsite bendrauti su kaimynais. Ir perinam dabar prie vėžio. Vėžiui šio Merkurijaus laikotarpis, retrogradinis laikotarpis nuo 23 rugpjūčio iki rugsėjo 15 dienos bus susijęs su antru būstu. Antras būstas susijęs su žmogaus vertybėmis. Todėl galima sakyti, kad tai yra puikus metas permastyti savo vertybės. O kasgi man yra vertybė, jūs galite klausti savęs. Antras būstas taip pat susijęs ir su finansais. Gali būti taip, kad tai bus metas, kai jūs turėsite vėl susėsti prie bendro stalo su savo sutuoktiniu, pavyzdžiui, ir persvarstyti savo biudžetą. Tai galite daryti be abejonės ir vienas. Permastyti biudžetą, persvarstyti, perdėlioti savo pajamų šaltinius. Tai taip pat būstas susijęs su tradicijom. Todėl, jeigu planuojate vėl atnaujinti tam tikrą tradiciją, galbūt sekmadieniais keliauti į svečius pas tėvus arba pas senelius, tai yra puikus metas tam. Ir būstas taip pat susijęs su mityba. Tai vėlgi, jeigu po vasaros karščio, po tokio lengvabūdiško galbūt požiūrio į mitybą, kur yra daug vaisių, daug ledų, kur mes norime tiesiog ilsėtis ir negalvoti apie mitybą, jūs galite vėl grįžti prie tokios nuosaikios mitybos, grįžti prie mitybos režimo, jeigu kažkada jo laikytės. Tai bus puikus metas tam. Liūtai, jūsų Merkurijus yra jūsų pirmame būste. Pirmas būstas tai apie aš, apie fizinę išraišką. Todėl gali būti, kad jūs galvosite, kasgi aš esu, kasgi aš. Galbūt permastysite, kaip jūs transliuojate savo asmenybę, kaip jūs rengiatės, ką jūs kalbate kitiems. Galbūt norėsis tai kažkaip perdaryti, galbūt grįžti prie senų būdų, kaip jūs rengitės, kaip jūs kalbėjote, koks jūs buvote anksčiau. Tai yra puikus būdas vėl peržiūrėti savo asmenybę. Galbūt jums norėsis šiek tiek patobulinti savo išvaizdą, persidažyti, pavyzdžiui, plaukus, kažkaip perdaryti, sakykime, jeigu jūs pasidarėte tatuiruotę ir jums nepatinka, tai yra puikus metas perdaryti. Viskas, kas yra su perdarimu, su štai žodeliu per, tai yra puikus metas. Svarbu nepradėti kažko naujo. Taigi, jeigu svarstote apie naują tatuiruotę, naują šukuoseną, tai geriau palaukite iki rugsėjo 15 dienos. O mes keliaujame toliau prie mergelių. Mergelių Merkurijus liūte, šis retrogradinis laikotarpis, jis bus 12 būste. 12 būstas tai yra apie viską, kas yra toli. Taigi, galbūt jūs vėl leistis į ilgas keliones, bet tuo pačiu jums gali iškilti noras pabūti vienam, permastymui, pabūti tiesiog su savimi
Jeigu jūs anksčiau užsiminėjate jogą, puikus metas vėl pradėti tai daryti, nes 12 būstas tai yra apie jogą, apie dvasinės praktikas. Iš naujo pradėti jas praktikuoti yra labai palanku. Taip pat piligriminės kelionės eina į šį būstą ir mūsų miegamasis. Todėl, jeigu turite minčių perdaryti miegamai kažkaip, padaryti jį patogesniu, tai yra tikrai tas metas, kai galite tai padaryti. Na, dabar pakalbėkime apie svarstyklės. Svarstyklių būstas yra 11, kuris bus aktyvuotas šio Merkurijos retrogradiniu laikotarpiu nuo rugpjūčio 23 dienos iki rugsėjo 15 dienos. 11 būstas tai yra viskas apie draugus, apie sociumą, todėl jums gali paskambinti seni draugai, su kuriais seniai nekalbėjot, nesusitikot ir jūs vėl susitiksite. Tai gali būti galbūt klubai, interesų klubai, kur jūs norėsite vėl įstoti, nes 11 būstas tai yra apie bendruomenės, apie grupės. Galbūt jūs pradėsite vėl lankyti grupinės kažkokius seminarus arba grupinės treniruotės. Tai būstas yra irgi apie senus žmonės, arba vyresnius žmonės, todėl gali atsinaujinti bendravimas su jais. Taip pat tai yra norų ir svajonių būstas, todėl palankus metas permąstyti, pergalvoti savo svajones, tiesiog vėl įsivertinti, ar to noro, kurio aš taip siekiu, ar tikrai aš jo noriu, ar jis man dar aktualus. Tai galite perdaryti šio laikotarpio, permąstyti šio laikotarpio metu, bus labai palanku. Skorpionai, bus aktyvuotas jūsų 10 būstas. Kągi Merkurijus nori mums pasakyti? 10 būstas tai yra viskas susijęs su karjera, su darbu, su statusu. Todėl gali iškilti tam tikros situacijos darbe, kur, sakykime, kažką jūs darėte anksčiau, bet vėl iškils į paviršių šitą situaciją, vėl reikės komunikuoti, kalbėtis apie ją. Galbūt kažkas klausinės apie jūsų reputaciją ar panašiai apie jūsų praeities veiksmus. Galbūt jums vėl reikės permąstyti, ar tikrai šis darbas, galbūt jūs neseniai pradėjote naują darbą ir gali iškilti klausimas, ar tikrai šis naujas darbas yra būtent tai, ko aš noriu, būtent tai, kas man patinka. Tai šis metas būtent skirtas tam, kad jūs galėtumėte permąstyti šitos dalykus susijusius su darbu ir jūsų karjera. Tikrai nepradėkite naujų darbų, bet tai yra puikus tiesiog metas reflektuoti, pamąstyti ir priimti sprendimą. O jau naujus žingsnius, naujus darbus imkitės ir darykite tik nuo rugsėjo 15 dienos. Keliaujam toliau. Šaulys. Jūsų Merkurijus liūtė šiame retrogradinėme laikotarpyje bus 9 būste. Tai palankus metas vėl pradėti mokytis, vėl susitikti galbūt su savo mokytojais, su savo mokiniais, atnaujinti žinias, atnaujinti mokytis užsienio kalbų, nes 9 būstas susijęs su užsieniu, atnaujinti galbūt komunikaciją su užsienio partneriais arba su užsienio draugais. Tai taip pat viskas susijęs kas su įstatymu ir apie veiklą pagal įstatymą. Todėl galimas dalykas teks peržiūrėti tam tikrus dokumentus, tam tikras sutartis. Ožiaragiai, jūsų būstas bus aktyvuotas numeris 8 šio Merkurijos retrogradinio laikotarpio.
Tai yra be abejonės toks force majeure būstas, nes 8 būstas atsako už viską, kas yra mistiška, gilų, nematoma, plika akimi. Tai gali būti mintis, permastymai apie transformacijos, gyvenimo transformacijos. Galbūt iškils vėl tie žmonės, nuo kurių jūs esate priklausomi. Ir jūs galėsite pamastyti, ar tikrai jūs turite būti nuo jų priklausomi, galbūt jūs galite išsilaisvinti nuo jų, išsilaisvinti nuo priklausomybių. Tai yra puikus metas. Tai gali būti, kadangi tai susijęs su mistinėmis paslaptimis, tai gali iškilti į paviršių tam tikra paslaptis. Tai gali būti jūsų, bet taip pat tai gali būti ir kitų žmonių paslaptis, kur vėl į paviršių viskas iškils ir vėl kalbėsite apie tai. Tai gali būti susiję ir su psichologiniais dalykais, kur vėl tie pamastymai, nes 8 būstas tai vis tiek apie gilius dalykus, tokius vidinius dalykus, tai labiau tos transformacijos, labiau Merkurijos poveikis gali jaustis kaip viduje, bet ne tiek išorėje. Tai visi tie pamastymai apie psichologinius dalykus, vidiniai jausmai, vidiniai virsmai gali būti paskatinti retrogradinio Merkurijaus. Beje, šis būstas yra taip pat apie kreditus. Todėl, jeigu labai praktiškas dalykas, jeigu svarstote apie būsto kredito refinansavimą, tai labai puikus tam metas. Taigi neimti naujo kredito, bet refinansuoti jau esamą. Tikrai palanku. Vandeniai. Jūsų būstas bus 7 būstas. Merkurijus gali atnešti ex-partnerius, kaip versle, taip ir santykiuose. Jums gali paskambinti jūsų buvusieji meilužiai, norės atnaujinti santykius, nes 7 būstas tai yra viskas apie partnerystę, apie žmonės, kurie mus supa. Todėl tikrai yra galimas dalykas, kad seni draugai arba seni partneriai, seniai pažįstami vėl jums parašys, paskambins, ieškos su jumis susitikimo. O galbūt jūs jausite, kad seniai jau nesimatėt, seniai jau nekalbėjote su kažkuo ir norėsite vėl atnaujinti ryšį. Tai tam Merkurijus bus labai palankus. Šiaip irgi užsieniui palanku ir tokiam socialiniam gyvenimui, jeigu vėl vasaros laikotarpio būti šiek tiek nutolę, tai vėl pradėti lankytis vakarėliuose, susitikimuose, tai bus tam puikus metas. Taigi, priartėjom prie paskutinio ženklo, žuvys. Jūsų aktyvuosis 6 būstas. Merkurijus atneš vėl darbo į jūsų gyvenimą. Jeigu atostogavote, tai galbūt vėl pradėsite eiti į darbą, vėl reikės pratintis prie dienos režimo ir tai labai puikiai atspindi mūsų būsimus moksleivius, kurie vėl turės pradėti pratintis prie tos dienos režimo, kur reikia anksčiau keltis, kur reikia daryti namų darbus. Noriu tik pasakyti, kad kadangi Merkurijus retrogradinis nuo rugpjūčio 23 iki rugsėjo 15 dienos, tai tikrai iki rugsėjo 15 dienos nespauskite, mėly tėveliai, savo mokinių, nenorėkite jau gerų pažymių iš karto, nes tas 2 savaičių laikotarpis mokykla tai ir būtent skirtas jiems vėl pradėti, vėl adaptuotis, vėl prisiminti, kas tai yra mokykla, režimas, mokymasis. Taigi, žuvims puikus metas. Irgi, jeigu jūs turite kažkokius teisminius, sakykime, teisminės bylas, vėl galite vėl paduoti į teismą. Tai yra palankus metas tam. Vėl kreiptis, pavyzdžiui, dėl kredito, jeigu anksčiau jums buvo atsakyta ne, galite vėl bandyti tai daryti. Labai
stebėkite savo sveikatą, nes šeštas būstas tai ne tik darbas, konkurentai, bet tai yra ir apie sveikatą. Gali vėl iškilti tam tikros sveikatos problemos. Ypač tai gali būti susijęs su nervinė sistema, taigi nestresuokite, medituokite, tai gali būti susijęs su virškinimu, prisižiūrėkite, ką valgote ir venkite kritikos, nes gali būti iškilti toks noras vėl pradėti kažką kritikuoti, arba kritika gali atkeliauti į jūsų pusę, ne? Vėl kažkas, pavyzdžiui, pradės kritikuoti arba bandyti duoti jums atgalinį ryšį, kurį jūs priimsite kaip kritiką. Viskame matykite tik gerą pamoką. Ir paskutinis dalykas, tai šeštas būstas, jis irgi susijęs su naminiais gyvūnais. Todėl gali būti, kad šitame laikotarpie vėl teks galbūt daugiau dėmesio skirti gyvūnams. Galbūt kažkas duos jums prižiūrėti savo naminį gyvūną, jeigu savo neturite. Arba galbūt iškils tam tikros sveikatos problemos su gyvūnais ir jums teks, pavyzdžiui, važiuoti pas veterinarą, galbūt atsinaujins kažkokios jūsų naminių gyvūnų problemos. Tai taip trumpai kiekvienam zodiako ženklui aš linkiu jums labai palankaus retrogradinio Merkurijaus. Stebėkite save, stebėkite aplinką, vadovaukitės patarimais. Ir šis laikotarpis iki pat naujųjų metų yra tiesiog pilnas retrogradiškumo. Dabar yra ir Saturnas, ir Venera, ir Merkurijus retrogradinis, o rugsėjį laukia ir Jupiteris retrogradinis. Todėl čia tiesiog gamta, visata mums sako, štai jums antrieji šansai permastyti, perdaryti, viską sutaisyti ir jau nuo naujųjų tikrai šauti visų pajėgumų. Todėl linkiu visiems pasinaudoti šiais šansais. Būkite laimingi ir iki kitų kartų. Iki.